Ateina. Trys eikit, trys. Išeina visi trys. Stop. Rolandai per vidurį. Jo, mane per vidurį. Nekiškit mikrofoną, nu. Vargalė vyrai. Ponios Pacikai, tai dėl ko sutarėt? Galite atskleisti dabar? Sutarėm labai paprastai. Galima gal arčiau truputėlį, kai jau nufotografavo. Dėkui, jau sutarėm labai paprastai, kad rytoj išreiškim palaikymą visose tuose apygardose, kur yra mūsų iš 3 partijų kandidatas, lieka vienas prieš bet kokį kitą kandidatą iš kitų partijų. Tai yra pirmas dalykas, formuojam darbo grupę, kuri pradės konsultacijas dėl koalicijos ir laukiam antrą turą rezultatų. Ar koalicija apsiribos tomis partijomis, ar gali būti? Kol kas taip, jeigu bus jeigu bus noras prijungti 4 partnerį, tai bus deramasi 3+1. O drąsos kelias gali prisijungti? Visiškai nenagrinėjom šitą klausimą, nevardėjom ne vieną pavardę, vardą, pavadinimą partijų. Tiesiog, jeigu prasidės konsultacijas, tai visi 3 turėsim susitikti ir jūs kalbėkit, todėl kad... Iš karto negalim tiesiai kalbėti arba 3. Ir tada vesim konsultacijas su galima 4 partnerį. Konservatoriai ir liberalų sąjūdis taip pat kuria koaliciją. Tai kaip bus? Nu, jie gali kurti teisingai, bet aritmetinės daugumos ten tikrai nėra. Kiekvienai partijai yra suteikta teisė, reiškia, kurti atskiras koalicijas. Ir drąsos kelias gali kurti. Dauguma bus kuriama mūsų. O dėl premjero posto ar jau yra kažkokia formulė? Ne, tikrai nekalbėjome apie tai. Nei dėl premjero, nei dėl ministrų nekalbam, kol nebus rezultatai antrą turą. Ar yra kas trukdytų jūsų susitarimų? Kol kas nematom. Kas bus premjeras? Nekalbėjom apie tai. O kaip bus tose apygardose, kur yra, pavyzdžiui, 2 kandidatai šioje antrą turą, bet iš jų... Laisvai ir mes tikrai nesikišim. Mums Nesipalaikysim, jeigu bus iš kitų partijų. Mums svarbiau sukoncentruoti jėgas ten, kur bus iš kitų partijų kandidatų. Tai kad tikime naują vyriausybę? Tikėkimės. Tikėkimės. Labai drąsus. Kol kas sutarėm tik dėl valdančiosios daugumos. Kaip su referendumo rezultatais? Dar nežinom. Greičiausiai ne. Tai rinkėjų, jeigu nuomonė yra išsakyta, kad ne, tai mes vykdysim rinkėjų nuomonę. Bet kokia atveju projektas paleistas. Tai ačiū. Projektas paleistas ir sulauksim galutinių rezultatų projektavimą, kada bus atsakyta į 3 pagrindinis klausimas. Kaina, gamybinė pagaminta energijos kaina ir galimybė integruoti į ES energetinius tinklus. Tada bus atsakymas ir iš naujos vyriausybės ir Seimo. O ponios Pacikai, norėtumėte būti premjeru? Tai aišku. Tai viskas, Na ačiū. gerai, ačiū labai. Ir rankos čia kažkas paklausė, paspausiu kitam. Ką? Rankų paspaudimą galite? Nu, kaip čia dabar? Jūs mano laikraščius filmuojat ar ką? Pažiūrėkite, nu gerai.